Labas vakaras, gerbėmėjai portalo kvetrina.com lankytojai. Tęsiasi mūsų rinkiminė naktis, galim pasakyti. Dabar mes bendraujam su Birštono socialdemokratų skyriaus lyderė Nijolė Dirginčienė. Labas vakaras. Ponia Nijolė, kaip skyrius padeda savo vienmandatininkui ir į visai partijai gauti kuo daugiau balsų? Na, pirmiausiai turbūt priklauso nuo to, ar norime, kad mūsų kandidatas, socialdemokratas Palionis, kuris išsikėlęs vienmandatį, kad laimėtų. Mūsų tikslas buvo, kad mes turėtumėm savo Seimo narį. Todėl ir visa rinkiminė kampanija ir buvo taip organizuota. Mes susitikom ne kartą su Seimo nariu, kalbėjomės, aptarinėjom, kaip mes galėtumėm skyrius, kuo mes galėtumėm padėti. Andrius dalyvavo net ir paskutinė mūsų tarybos posėdėje, partijos tarybos posėdėje. Na, iš tikrųjų, palaikėm ir sakėm, kad davėm jam priesakus, kad jisai laimėtų. Nes manom, kad turėti savo Seimo narį ir dar tokį dirbantį Seimo narį, kuris iš tikrųjų, kaip pasakyti, visą kadenciją dirbo. Mes jau turim pavyzdžius ir matom, kaip jam sekėsi ir kiek jis prisidėjo, sakykime, įgyvendinant tam tikrus projektus, tai iš tikrųjų mes buvom suinteresuoti ir esam suinteresuoti, dar nežinom galutinio rezultato, bet Birštone skaičiai rodo, kad Andrius Palionis jau laimėjo pirmam ture. Ir kokiegi tie skaičiai? Be pašto mes turim už Andrių prabalsuotus 52%, beveik 53%. Be pašto. Tai mes jau Andrių išrinkom pirmam turė. Supratau, Birštonas išrinko jau. Taip. Dabar liko tik Prienams išrinkti ir Alytui. Iš tikrųjų, liko tik Prienams ir Alytaus daliai, kuri buvo prijungta. Taip. Supratau. Pasakykit, kaip šitas jūsų darbas? Iš tiesų rezultatai rodo, kad skyrius padirbėjo. Taip. Kaip vardinį kalbų darbas? Ką jūs vaikščiojot, ragino žmonės balsuoti už Andrių Palionį? Kaip dirbo skyrius? Aš manau, kad pirmiausia dirbo pats Seimo narys. Pats Andrius labai daug dirbo. O mes jam padėjom. Tai buvo ir literatūros platinimas. Ir kadangi socialdemokratų partija, žinot, yra laimėjus ir savivaldos rinkimuose. Ir dabar skaičiai rodo, kad ko gero mes gausim daugiausiai balsų. Tai žmonės pasitikė Birštono savivaldybėje socialdemokratais. O Andrius yra socialdemokratas. Reikia pasitikėti ir juo. O be to jo darbas iš tikrųjų, jis yra žinomas mūsų savivaldybėje. Nebuvo taip, kad tik atvažiavo prieš rinkimus. Jis visą laiką dalyvaudavo visose šventėse. O mes skyrius ir stebėtojai ir agitatoriai nešiojom, platinom literatūrą kartu ir kiek buvo susirinkimų, raginom žmonės palaikyti mūsų kandidatą. Kasgi be Andriaus Palionio Birštone populiarus? Na, žinot, jeigu žiūrėti į vienmandatininkų sąrašą, tai šiek tiek nustebino. Gal nenustebino, bet ponas Zingeris, kuris gavo visai nemažai balsų, savivaldybėje tai būtų turbūt antroje vietoje po Palionio, o trečioje vietoje būtų turbūt Raškevičius, tai yra valstiečiai, ar ne, Žaliųjų sąjunga. Tai, žinot, gal nereikėtų stebėtis, nes tendencijos panašios kaip Lietuvoje. Pirmi socialdemokratai, mes tikimės, kad ir Lietuvoje bus tokie skaičiai. Antrieji, ko gero, konservatoriai ir tretieji bus turbūt valstiečiai. Bet aš žiūriu, Birštonėtis labai mažai gavo. Raišys. Nustebė, kad jisai balotiruojasi, iš tikrųjų jisai mažai gavo. Jūs negi nustebinat, kad jis balotiruojasi? Taip, jisai apie 50 balsų be pašto gavo, nes ko gero, tikrai tai yra žmogus verslininkas, bet ne politikas. Supratau. Kągi, supratom, kad skyrius dirbo, kad vis dėlto įdirbis, kuris daro ne tik Seimo narys, bet ir visa valdžia, kurią valdo Birštoną jau, nežinom, kiek dešimtmečių. Taip. Tai išeina, kad žmonėms patinka, kaip jūs valdot Birštoną. Ko gero, reikia spręsti. Turbūt žmonės sprendžia pagal darbus, pagal konkrečius darbus, kuriuos esam padarę. Ir turbūt tai juos tenkina, tai reikia džiaugtis, kad visi kartu siekiam, kad Birštonas klestėtų, kad jisai keistusi. Žinoma, čia Seimo nario indėlis irgi yra nemažas. Visi kartu mes galim padaryti labai daug. Monėlė, o prognozės trupučiuką.
Ar jūs tikit, kad Birštone Seimo narys surinko virš 50 procentų? Birštone? Aš turiu Birštone omeny taip. Birštone taip. Gal jis surinks virš 50 procentų ir visoje apygardai? Na, bus sunkoka. Aš galvoju, kad sunkoka. Sunkoka. Čia prognozės tokios, mes labai norėtumėm ir linkėčiau aš Andriui šito, bet aš galvoju, kad bus sunkoka, ko gero, Antras ratas. nes balsai pasiskirstis ir ten daugiau yra prieniečių, nes mes čia turim tik tai Birštono, kaip jūs sakėt, kaip pastebėjot, vieną žmogų, kuris kandidatuoja, o visi kiti yra iš Prienų, net iš Vilniaus matau ir iš Kauno, tai žinot, balsai pasiskirstis, ko gero, tokio gražaus procento ir iš pirmo turo, ko gero, nelabai pavyks. Na, Birštonas lieka socialdemokratų lopšių. Na, ačiū labai. Gerai, ačiū. Džiaugiamės. Panelė, Ačiū labai.